Sveiki, aš esu Skirmantas, ir labai džiugu su visais sveikintis, kurie mane jau pažįsta, o jeigu jūs manęs nepažįstate ir užsukote čia pirmą kartą, tai sveiki atvykę. Vėlgi, kaip visada, sakau, kad prenumeruokite, paspauskite patinka, parašykite komentarą, užduokite man klausimą, tikrai pasistengsiu atsakyti, visa tai man labai padeda, šis video bus matomesnis, ir taip pat ačiū labai patronam, kurių dėka aš šį turinį galiu kurti toliau. Du dalykai pradžioje, mes šiandien kalbėsimės sudėtinga tema, mes kalbėsime apie Rusiją, kažkam galbūt ta tema yra nusibodusi, aš senokai apie tai nekalbėjau, tikrai bus dalykų, kurių jūs nežinote, papasakosiu, kaip aš su šita tema esu susijęs, manau, kad turėtų būti įdomu tiem, kas neišsijungė šiuo metu šio video, bet prieš tai du trumpi dalykai, kol nepamiršau. Tai pirmiausia, ačiū Vilniaus merui Valdui Benkunskui, kuris nepamiršo duoto žodžio, jūs turbūt prisiminate mano epizodą apie Gulbinus, kartu su Delfi mes tenai nuvažiavome ir buvo pažadėta, kad ežero pakrantė bus prieinamesnė visuomeniai, dabar jinai tvarkoma, ten daromas medinis gražus priėjimas ir panašiai. Tai vėlgi ten dabar turbūt ilgai tęsis teismai dėl tvoros, kuria yra užtvertas valstybinis miškas tarp nacionalinės žemės tarnybos ir uždarosios akcinės bendrovės Gulbinų turizmas, į tai dabar nebeisiu, daug nepasakosiu, bet tai, kad Vilniaus meras vis dėlto ištesėjo savo žodį ir atvers šitą pakrantę mums visiems kitą vasarą, aš manau, kad tai yra gerai. Pats ten tikrai nuvažiuosiu, išsimaudysiu, pasideginsiu ir apie tai jums papasakosiu, bent jau kažkur Facebook'e savo įspūdžius ir tikrai kviečiu ir jūs tai padaryti. Antras dalykas, aš neturiu jokių reklamdavių ir aš netgi neturiu jokių partnerių, bet yra viena kompanija, su kuria aš dirbu, kas mane seniau žino, tai puikiai žino, apie ką aš kalbu. Tai yra, aš gaunu nemokamai duomenis iš okredo.com. Tai yra toks tinklalapis, kur galima pasižiūrėti daug įdomios ir vertingos informacijos. Rugsėjo mėnesį jie skelbia atvirų duomenų dienas. Aš net nežinau iš tikrųjų, kas tai yra. Mano draugai man parašė, gal tu gali tai paminėti. Ten parašė, kas ten ir kaip ten, bet aš net nesigilinau. Aš viskas, ką aš galiu paminėti, tai jeigu jums yra įdomu, ten jūs kažką dabar galite gauti ir pasižiūrėti nemokamai, nueikite į okredo.com ir pasižiūrėkite. O jeigu neįdomu, tai tikrai nėra reklama, už tai aš nieko absoliučiai negaunu, išskyrus tai, kad pats naudojasi šitą paslaugą. Ir viskas. Dabar mes važiuosime prie pagrindinės temos. Patogiai įsitaisykite ir prieš tai dar aš trumpai paaiškinsiu kontekstą, nes šio epizodo kontekstas yra sudėtingas. Mūsų pokalbis su pašnekovu, mano pašnekovas yra Valdas Bartkevičius, mano Facebook'o draugas, iki tol, kol mes susitikom, aš jo nebuvau, man atrodo, gyvai matęs, bet buvau apie jį daug girdėjęs, skaitęs. Mūsų pokalbis vyko vasaros pabaigoje. Šiandien mes esam šitoj studijai, kuri prastai su Mindaugu įrašinėjame podcastus ir kiekvieną savaitę jie pasirodo, tai Mindaugas ateis už geros valandos, bet šį kartą ne Mindaugas, aš atsiprašau dėl mūsų štai tokios aprangos. Aš esu su sportinė apranga, atėjęs šiandien, nes jūs žinote, aš labai metu svorį, nuo 131 kg, kai negalėjau paeiti, šiek tiek numečiau. O čia žmogus, kuriam nereikia mest svorio, bet jisai vaikšto į Seimą, į diskusijas ir yra aktyvus visuomenininkas, Valdas Bartkevičius. Jisai šiek tiek papasakos daugiau apie save, bet labai trumpai iškart pasakau, dėl ko mes kalbamės, nes su Valdu daug bendraujame Facebook'e, jis mėgsta pakritikuoti ir mane, ir visus kitus. Aš mažas vaikas, kad negalėčiau kritikos priimti. Kaip suprantu, Valdas užsitraukė politikų pyktį dėl savo, visuomeninės veiklos ir akcijų. Ir suprantu, kad Seimo narė, kurios visuomeninių padėjėjų jisai buvo ar patarėjų, staiga nusprendė jį išbraukti iš to sąrašo. Ir kai aš išgirdau, tai aš pagalvojau, kad tikrai verta pasikalbėti, nes žodžio laisvė yra tikrai tema šito kanalo ir jeigu net mūsų pozicijos skiriasi kai kuriais klausimais, man atrodo, kad tokie dalykai, kaip ten braukti iš patarėjų, kažkaip apriboti pateikimą ar panašiai, tai yra labai labai neskanu. Žodžiu, tai prasidėjo mūsų pokalbis, kai mes pradėjome kalbėtis, aš dar nežinojau, kad pats Valdas yra taip pat politikas ir Dovilė Šakalienė, kurios visuomeninių patarėjų jisai buvo, jin taip pat yra jo partietė, jie buvo socialdemokratai, aš pasikalbėjau su Dovilė Šakalienė, jinai paaiškino priežastis, dėl ko iš tikrųjų atsisveikino kaip su patarėju su Valdu Bartkevičium, bet mes apie visą tai pasikalbėsime, darydama šį epizodą ir po mūsų valandos pokalbio aš supratau, kad truputį tema turėtų būti kita, nes eiti į tokias smulkmenas neverta ir jums nebus labai labai įdomu. Taip pat turbūt nėra labai įdomu klausyti žmogaus, kurio galbūt daugelis jūsų nepažįstate ir tiesiog reikėtų pakankamai ilgai aiškinti kontekstą. Todėl aš nusprendžiau tiesiog pasinaudoti mūsų pokalbių su Valdu tam, kad aš galėčiau atskleisti esminės problemas, esminės detalės, temos, kurią aš formuluoju taip.
gerieji rusai ir blogieji rusai. Ar apskritai tokie dalykai kaip geras rusas egzistuoja šioje visatoje, kaip mes esame, dabar labai daug vyksta diskusijų apie litvidizmą, tai yra kita tema, labiau susijusi su Baltarusija, su mūsų istorija, aš neliesiu šitos temos, bet aš labai noriu pasikalbėti apie dalykus, kurie mano galva nėra iš viso aptarinėjami viešoje erdvėje, dėl to, kad bet kuris politikas arba koks nors viešas asmo, kuris apie tai pradės kalbėti, jisai rizikuoja iš karto būti nesuprastas. Žmonės yra patologiniai melagiai, patologiniai skerdikai. Visą gyvenimą jie mus puola. 100 metų jie mus bando sunaikinti, o mes tikime, kad jie yra žmonės, nes jie atrodo kaip mes. O jie yra kitokios padermės visiškai organizmai, nes žmonėmis jų pavadinti negalime ir gyvūnais negalime, nes mes gerbėme gyvūnus, mes mylime gyvūnus. Čia Valdas kalba apie rusus, na jūs galite įsivaizduoti, pokalbis tikrai buvo toks labai atviras, kažkas pasakytų, kad pasikvietė labai radikalių pažiūrų žmogų į studiją, na bet šiuo atveju bet kurias pažiūras, net ir labai radikalias, galima racionaliai ir ramiai aptarti, mes tai ir padarysim, bet aš noriu pradėti ne nuo mūsų pokalbio su Valdu ir ne nuo mano kažkokių komentarų, bet aš noriu tiesiog labai trumpai pasikalbėti. Iš tikrųjų, kas yra Lietuva ir kas yra Rusija, nes man atrodo, kad ne visi galbūt atidžiai skaitė istorijos vadovėlius ir labai nedidelis priminimas tikrai praverstų. Ir kad nebūtų jokių interpretacijų, aš iš karto pasakau, aš remsiuosi pačiu oficialiausiu šaltiniu, koks tik tai gali būti. Tai yra Visuotinė lietuvių enciklopedija. Pradėkime nuo šitų paveikslų. Aš manau, kad daugelis atpažinsite, kas juose pavaizduota. Tai yra Jano Mateikos, lenkų autoriaus paveikslas Žalgirio mūšis, šlovingas Vytauto grįžimas į mūšio lauką. O šiame paveiksle didysis Lietuvos kunigaikštis Algirdas kalaviju smogė į Maskvos vartus 1368 metais. Štai čia yra dar vienas Jano Mateikos paveikslas, kai Ivanas Rūstusis, Rusijos caras, klūpo prieš Lietuvos didįjį kunigaikštį, Lenkijos karalių ir abiejų tautų Respublikos valdovą Steponą Batorą Pskove. Aišku, čia reikia patikslinti, kad Janas Mateika, tai yra lenkų dailininkas, kuris gyveno XIX amžiuje, na jisai nėra fotografas, kuris tiksliai užfiksuoja kažkokius istorinius faktus, bet kai jisai tapė savo paveikslus, savo šedevrus, aš tikrai esu labai didelis jo kūrybos gerbėjas. Lietuvoje mačiau gyvai savo akimis, kai buvo eksponuojamas jo garsusis paveikslas Žalgirio mūšis. Be jokios abejonės jisai remiasi istoriniais faktais, jo užfiksuotose darbuose yra istorinės asmenybės, kaip jisai įsivaizduoja Vytautą, magistrą Otto von Jungengeną ir taip toliau. Na ir turbūt apie Žalgirio mūšį niekam pasakot nereikia, o pavyzdžiui, kasgi ten vyko tarp Ivano Rūsčiojo ir Stepono Batoro, turbūt nedaug kas žino. Aš esu visą epizodą tam skyręs, dėl to, kad tai yra labai įdomu. Aš sakau, istorijos ratas kartojasi ir kalbant apie Rusiją, vėlgi 16 amžius, Livonijos karas, Ivanas Rūstusis tuo metu labai galingas, nusprendžia, kad bus labai lengva ir greita karinė operacija pasiimti prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sienų esanti, nusilpusi, jau praktiškai sunaikinta ir jokios įtakos neturinti Livonijos ordiną. Jisai vis dar valdo žemės, o to žemės svarbios to, kad tai yra išėjimas prie Baltijos jūros. Na, Rusija reikia spręsti savo tuo metu geopolitinės problemas, jie nori prekiauti, jie nori didinti savo įtaką, jiem reikia metalo tam, kad jie galėtų savo kariuomenę moderniau ginkluoti ir nusprendžiama, kad čia Lietuva nesikiš, kiti kaimynai nesikiš, jie lengvai ateis ir nugalės Livonijos ordiną. Jie pareiškia, kad Livonijos ordinas jiem yra skolingas daug pinigų, ten kažkokia tai duoklė nesumokėta ir panašiai. Ką padaro Livonijos ordinas? Jisai ateina pas Lietuvos, Lenkijos valdovus tuo metu ir didikus, taip pat kreipiasi į kitus kaimynus ir sako, žiūrėkite, jeigu čia ateis Ivanas Rūstusis, jeigu čia ateis rusas, visiems bus blogiau. Mes esame pasiruošę padaryti, ką jūs norite, iš esmės mes tapsime jūsų vasalais, jūs patys galite šitą žemės pasimti, bet Rusio neįsileiskite. Aš nenoriu dabar visko pasakoti, bet jūs turbūt matote paraleles, kai rusai tiesiog nesusiskaičiuoja rizikų. Ir kas vyksta? Tai, kai jie galvoja, kad tai bus greita kelių mėnesių karinė kampanija, kuri iš tikrųjų labai sėkmingai prasideda. Visa tai virsta daugiau negu 20 metų vykstančių karinių konfliktų. Ir tas paveikslas užfiksuoja būtent 1582 metų taikos sutartį, pagal kurią Lietuva gauna didžiąją dalį Livonijos ordino žemių. Lietuva, aš turiu omeny tuo metu, aišku, abiejų tautų respublika, Lietuva, Lenkija. Taip pat gauna Pskovą, taip pat gauna dar dalį Rusijos žemių. Švedai pasiema Taliną, švedai pasiema
paima Saremo salas, na, o rusai tuo metu yra nusilpę, prasideda smuta, prasideda opričnina ir panašiai. Žodžiu, rusai, jeigu būtų žinoję, kuo pasibaigs, kokiais alinančiais rezultatais, šalį alinančiais rezultatais pasibaigs šitą karinę kampaniją, greičiausiai jos niekada nebūtų pradėję. Kai jūs matote šitos istorinius paveikslus, kai Vytautas Didysis valdo didžiąją Lietuvos kunigaikštystę nuo Baltijos iki Juodosios jūros, kai Algirdas vėlgi suduoda kalaviju į Maskvos vartus, ar tai buvo ar nebuvo, galima ginčytis, bet būtent Algirdas, na ir Kęstutis, jo brolis, tai yra tokia dviejų valdovų tuo metu diarchija Lietuvoje. Algirdas būtent kariauja slavų žemėse, tikrai pasiekė didelių pergalių, na ir tas sudavimas kalaviju į Maskvos vartus iš esmės reiškia, kad aš leidžiu Maskvai likti, nors galėčiau ją paimti. Lygiai taip pat, kai mes žiūrime į tą patį Steponą Batorą ir prieš jį nusilenkusi Rusijos carą, kokie jausmai apima. Aš manau, kad daugelis didžiuojasi savo valstybę ir iš tikrųjų tai yra vienas iš tokių mūsų istorijos fundamentų, mūsų istorijos pamatų, kai mes sakome, žiūrėkite, mes buvome viena stipriausių Europos valstybių, mes turime didingą istoriją, mes iš tos istorijos galime semtis stiprybės. O ką jūs jaučiate, kai matote šitos paveikslus? Štai čia yra dar vienas Jano Mateikos paveikslas, tai yra abiejų tautų respublikos, Lietuvos ir Lenkijos Seimas, kairėje pusėje apačioje nusisukęs rusų diplomatas, ant sienos carienės Jekaterinos paveikslas, na ir prie posėdžių salės durų apnuoginęs savo krūtinę parlamentaras, bajoras Tadeušas Reitanas. Jisai gimė dabartinės Baltarusijos teritorijoje, na ir čia bandoma pavaizduoti, jog jis sako, geriau mane nužudykite, bet jūs nenueisite į Seimo salę balsuoti ir patvirtinti abiejų tautų respublikos padalinimo. Iš istorijos mes puikiai žinome, kad abiejų tautų respublikos padalinimas įvyko ir ne vienas, o 3 tokie padalinimai įvyko. Na ir čia yra Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas, arba plačiau žinomas kaip Muravjovas Korikas istorijai, nes jisai žiauriai numalšino kilusių sukilimą, kovoja su bet kokiomis lietuvybės apraiškomis, bažnyčias tiesiog versdavo cerkvėmis arba jas iš viso uždarydavo, griaudavo, uždarinėjo vienuolynus, taip pat prie jų veikusias mokyklas, žodžiu, žmonės pasmerkdavo myriop už tai, kad jie naudoja lietuvių abėcėlę, žodžiu, žmogus, kuris iš esmės vykdė Lietuvos genocidą ir nutautinimą. Na ir dar vienas istorinis paveikslas, vaizduojantis būtent tą laikotarpį, tai yra Vilniaus rotušė, kurią sostinės gyventojai ir svečiai turbūt atpažįsta, na ir per Vilnių žygiuoja Napoleonas su savo kariauna. Užimtas Vilnius, padalinta abiejų tautų respublika, pakarti Lietuvos patriotai, kurie kovojo ir kariavo dėl Lietuvos laisvės. Dabartinė prezidentūra yra paverčiama Rusijos atsiųsto generalgubernatoriaus Muravjovo Koriko rezidencija ir rūmais. Tai kokie jausmai žiūrinti tokius paveikslus, be jokios abejonės, pyktis, neteisybė ir taip toliau. Bet jeigu jūs pasižiūrėtumėte į visą tai, pavyzdžiui, rusų akimis, jis matytų čia pergalės, jis tą pačią carienę Jekateriną vadina didžiąją, todėl kad jinai sugebėjo išplėsti Rusijos valdas. Jūs prisiminkite garsųjį popiežiaus kreipimąsi į rusų katalikišką jaunimą ir ten kalbama apie Petrą Didįjį, apie Jekateriną, net nesuvokiant, kokie tai yra skausmingi dalykai, pavyzdžiui, lietuviams ir bendrai katalikams. Lygiai taip pat mes galime, pavyzdžiui, pasižiūrėti prancūzų akimis į Napoleoną, žmogų, kuris sugeba užkariauti pusę pasaulio, kuris sugeba parodyti, jog Prancūzija gali būti dominuojanti jėga Europoje, pirmiausia dėl savo karinės galios, bet jeigu mes pasižiūrėsime į Napoleoną ruso akimis arba Brito akimis ir panašiai, žmonių, kurie gyvena Afrikoje akimis, jisai yra okupantas, jis yra žmogus, kuris ateina žudyti, užiminėti jų teritorijos, jis yra priešas. Paskutinės 2 iliustracijos, jos jau nebėra istorinių autorių, tai yra kompiuterio neurotinklų sugeneruotos iliustracijos Midjourney. Na ir aš tikiuosi, kad jūs ant manęs nesupyksite, bet mano klausimas yra, kaip keičiasi jūsų emocijos, kai jūs matote vienintelę detalę, kuri keičiasi šiame paveiksle, tai yra kario veidą. Kitaip tariant, yra dalykų, dėl kurių mano akimis susitarti yra visiškai neįmanoma. Tai yra, niekada nebus Lietuvoje istorikų, politikų, visuomenės veikėjų, kurie, sakykime, rimtų veidų sakytų, Vytautas arba Algirdas arba bet koks kitas Lietuvos didysis kunigaikštis, valdovas buvo okupantai, jie bereikalo skriaudė slavus,
rusus, na ir mes už tai turėtume juos pasmerkti, atsiprašyti Rusijos ir taip toliau. Visi sakys, buvo toks laikotarpis, visi su visais kariavo, buvo tokiu būdu ginami Lietuvos interesai, bet lygiai taip pat neatsiras nei vieno ruso, istoriko, politiko, visuomenės veikėjo, kuris sakytų, žiūrėkite, mes, pavyzdžiui, Jekaterinos didžiosios laikais per daug išplėtėm savo imperiją, mums nereikėjo vykdyti padalinimų abiejų tautų respublikos, mums reikėjo atsižvelgti į Lietuvos ir Lenkijos interesus, be jokios abejonės jie taip pat sakys, mes buvo toks laikas, mes gynėme savo interesus ir čia tiesiog reikėtų sustoti ir labai aiškiai pasakyti, dėl kai kurių temų mes nesusitarsime ir čia ne tik tai Lietuvos ir Rusijos klausimas. Jungtinės Amerikos valstijos, jeigu istorijos vadovėliai būtų rašomi vietinių gyventojų indėnų akimis, jie sakytų, atvyko europiečiai, mūsų išžudė labai daug, okupavo mūsų žemes, atėmė iš mūsų protėvių turtą, na ir štai okupantai čia sukūrė savo valstybę. Kai mes skaitome Jungtinių Amerikos valstijų istoriją dabar, jų vadovėliuose, na mes skaitome apie konstituciją, Founding Fathers, ar ne, tuos įkūrėjus valstybės. Ir patikėkite, taip yra visur. Na pavyzdžiui, šiemet mes su šeima lankėmės Londone. Ne pirmą kartą, bet pirmą kartą užsukome į Westminsterio vienuolyną, nes tiesiog buvo įdomu pasižiūrėti į tuos įspūdingus rūmus, kur vyksta ir monarchų karūnacijos. Mane labai nustebino, kad šalia religinių simbolių, kurių ten tikrai yra labai labai daug, yra galbūt net ir dar daugiau Jungtinės karalystės imperijos ženklų, imperijos simbolių. Pavyzdžiui, ten yra labai daug skulptūrų, kurios yra skirtos politikams, kariams. Vienas iš tokių yra Čarlzas Cornwallis, kuris buvo Indijos generalgubernatorius. Kai dariau šitą nuotrauką, nežinojau, kad ją reikės naudoti epizode, tiesiog man pati skulptūra pasirodė labai įdomi. Neįsivaizduojama turbūt, kad dabar tokią kažkas ryžtųsi pastatyti. Na, jūs matote, apačioje yra galvą nuleidęs irgi apsinuoginęs Indijos gyventojas vietinės, šalia yra apsinuoginusi moteris nuoga krūtinė, na ir virš jų visų stovi pasipuošęs Čarlzas Cornwallis ir vėlgi, Britam tai yra didvyris, na, o indam prisiminkime Vilniaus generalgubernatorių Muravjovą Kuriką, jiem tai yra okupantas ir jūs galite prisiminti visą Indijos kovą su kolonizatoriais už savo nepriklausomybę, Mahatma Gandhi ir taip toliau, bet mintis čia yra labai paprasta, kaip ir sakau, šalių interesai skiriasi, kas Britam buvo laimėjimas, indam buvo pralaimėjimas, kas Britam buvo imperijos plėtra ir interesų gynimas, indams buvo prarastos gyvybės, neteisybės jausmas, kuris buvo labai labai ilgai, tačiau kažkuriuo metu yra susitariama, kad mes nerasime bendro požiūrio, mes kiekvienas turime skirtingus interesus ir tuos interesus tiesiog reikia suderinti. Nežinau, skamba sudėtingai. Na, o dabar keliaukime prie pokalbio su Valdu Bartkevičiumi. Ir čia man labai dėkinga situacija, nes yra dalykų, su kuriais aš sutinku, yra dalykai, su kuriais aš kategoriškai nesutinku. Na ir šiuo atveju pačiam su savimi diskutuoti būtų sudėtinga, o kai yra pašnekovas, mes galime pasižiūrėti jo poziciją, mes galime pasižiūrėti į mano poziciją, jūs galite pasirinkti, kas jūsų akimis yra arčiau jūsų pozicijos. Esu vienas iš tų organizatorių, iš tų žmonių, kurie atšaukė tą akciją Did You Call Russia, tai būtent aš esu iniciatorius tos visos idėjos ir aš tas pagrindinis atšaukėjas, dėl ko dabar turbūt manęs nelabai kas mėgsta kitokiuose ratuose, tose aukštesniuose ratuose, kuriuose yra didesni pinigai ir didesnė įtaka, žiniasklaidos priemonės, viskiausios agentūros. Valdas pats pokalbį pradėjo nuo Call Russia. Tai yra kampanija, komunikacinė kampanija, kuri vyko NATO samito Vilniuje metu, apie tai labai daug kalbėta, dabar tai temai daug laiko skirti neverta, tik tai aš nesuprantu, kodėl jisai sako, kad dėl to jo nemėgsta mainstreaminė žiniasklaida ar panašiai. Prieš jūs portalas LRT LT šių metų Liepos 8 diena tekstas stabdoma iniciatyvos Call Russia reklaminė kampanija. Na ir jūs matote, kad jis yra iliustruotas Valdo nuotrauka. Taip pat sunku sutikti, kad Valdas Bartkevičius buvo pagrindinis asmuo, dėl kurio prasidėjo kritika Call Russia projektui. LRT LT vėlgi Liepos 8 diena šių metų po Šurajevo kritikos dėl Call Russia projekto Balžeko atsakas. Nors norėtume, kad Rusija išnyktų, vis tiek reiks pokalbių. Na ir čia kalbam apie tai, kad penktadienį komikui visuomenininkui Olegui Šurajevui viešai sukritikavus projektą Call Russia, jo iniciatorius 15 min generalinis direktorius Tomas Balžekas atsakė ir taip toliau. Man atrodo, visa mainstreaminė žiniasklaida kritikavo šitą kampaniją, teko girdėti daug laidų, diskusijų, teko skaityti straipsnį, o galų gale Tomas Balžekas, kurį aš puikiai pažįstu, kartu dirbome. Šiuo atveju jisai pats pripažino, kad ši kampanija
tikrai ne laiku, ne vietoje ir su labai dviprasmiška žinute pasirodė, tie plakatai buvo nuiminėjami ir mano galva čia jokių dviprasmybių nebeliko. Iš tikrųjų reikia galvoti, ką tu komunikuoji, reikia galvoti, kai tu dedi žodį rašą ant Ukrainos vėliavos, kita vertus tikrai labai nesudėtinga kartais paslysti, kai tu nevertini kai kurių aspektų, na, o paskui kyla didžiulė audra. Pagrindinė žinutė, tai viena mano ta iš tų aktyvisčių, kuriais kartais kovojame kažkokiose akcijose ir prieš tą patį Šenderovičių ir dar kažką, tai taip, jie padeda labai daug suprasti tuos vidinius dalykus, kurių mes nežinome ir negalime žinoti, mes negalime pajausti, bet pagrindinė žinutė, ką man sako tie mano bičiuliai, dar vienetiniai rusai, tai yra tokie kaip praktiškai kaip toks brendas, kurio visiškai praktiškai neegzistuoja planetoje, bet jie yra. Ir jie man patys tai sako, Valdai, niekada netikėk Kacapam. Taip? Niekada tuo netikėk, nes mes galime tave nuvilti, netgi jeigu mes ir esame geri. Tarsi, jie iš karto, tie normalesni dar žmonės, dar disclaimerį įjungia ir pasako, taip, mes esame tokie, mūsų pakeisti neįmanoma ir mes vis tiek kažkurioje vietoje galime ir paslysime. Ir jų išauklėti neįmanoma. Visi tie rusai, kurie atvažiuoja čia, mes taip jiems suteikėm pabėgėlių statusus, bet tai yra tik tiek, kiek mes jiems galime suteikti. Toliau mes neprivalome iš Lietuvos pusės organizuoti revoliucijų, kaip organizavo vokiečiai su to pačiu Leninu, nes po Lenino atėjo Stalinas. Vieną nepakeitė kitas teroras, ir tas pats Jelcino nepas sąlyginis, bet tuo pačiu metu Jelcinas pradėjo karą ne tik Čečėnijoje, bet pradėjo karą ir Abchazijoje, ir Padniestrę okupavo rusai, ir Karabacho tie įvykiai buvo truputį paveikti tos būtent epochos politikų Rusijos. Čia trumpam sustokime. Yra išsakytos dvi tezės, kad Borisas Jelcinas buvo blogai ir kad Lietuva neturėtų remti Rusijos opozicijos. Na, ką mes galime padaryti, tai maksimum suteikti prieglobstį, o visa kita yra ne mūsų reikalas, nes ta opozicija irgi yra blogai. Tai šiuo atveju aš iš eilės norėčiau atsakyti ir pasidalinti savo poziciją. Man atrodo, kad kai mes kalbam apie opozicijos rėmimą, aišku, kad Lietuva neprivalo to daryti. Tai yra mūsų pasirinkimas. Protingi politikai ir protingi žmonės, jie daro tai, kas jiem yra naudinga, pasižiūri savo interesus. Tai mano akimis Lietuvai yra naudinga kuo silpnesnė Rusija. Tai yra, kuo daugiau žmonių oponuoja režimui, tuo mums yra geriau. Visiškai nesvarbu, kas būtų geresnis prezidentas, Putinas ar Navalnas, arba dar koks nors trečias asmuo. Šiuo atveju yra svarbu, kad būtų kuo daugiau žmonių, kurie galėtų rasti kažkokią tai alternatyvą Kremliaus pozicijai. Na ir kai aš sakau, kad būtų labai gerai, jūs iškart galite pasakyti, tai yra naivu, tai yra nesąmonė, taip atsitikti negali. Jeigu aš jūsų būčiau paklausęs šiek tiek anksčiau, ar Rusijoje gali įvykti karinis perversmas, štai prieš mėnesį ar du, jūs sakytumėte, tu turbūt karščiuoji. Tu durnas gal ką? Bet jūs puikiai prisimenate Prigožino žygį į Maskvą, kuris baigėsi jo mirtimi. Čia galime spėlioti, ar jisai žuvo ar nežuvo, bet tai yra kažkas, ko mes teoriškai turbūt net sumodeliuoti nelabai galėjome ir įsivaizduoti nelabai galėjome. Tai šiuo atveju sakyti, kad tai yra neįmanoma, sakyti, kad negali atsirasti grupė žmonių, kurie pasinaudos tautos nepasitenkinimu, sakykime, Putino sprendimais, aš manau, kad teoriškai yra įmanoma viskas. Ir šiuo atveju Lietuvos galimybė paremti Rusijos opoziciją yra labai nedidelė. Bet mes kalbam pirmiausia apie vakarų pasaulį, apie tas pačias Jungtinės Amerikos valstijas, kurios tai mato kaip vieną iš minkštosios galios įrankių. Tai yra padėti Rusijos opozicijai išlikti. Tai yra padėti Rusijos opozicijai pasiekti auditoriją, kad ir nedidelę, nes atėjus laikui ta nedidelė auditorija gali labai labai sparčiai išsiplėsti. Na ir apie Jelciną vėlgi ta pati situacija. Taip, Jelcinas turbūt, kad nebuvo labai geras politikas nei Rusijai, nei Europai, turint galvoje ir jo pradėtus karus, turint galvoje ir įvairias jo ydas, turint galvoje, kad jis atvedė iš esmės į valdžią Putiną kaip savo įpėdinį. Bet lygiai taip pat Borisas Jelcinas buvo tas Rusijos prezidentas, prie kurio Lietuva atgavo savo nepriklausomybę. Tai vat, tų mūsų akcijų metu, tai yra Morgensterno koncertas buvo pirmasis tas nukancelinimo dalykas, kuris įvyko, nes pernai metais mes neturėjome tokių renginių, tokių
tokių ryškesnių renginių, nes visi bijojo, nesuprato, kas čia vyksta, ir jie pabandė ateiti į Lietuvą su savo koncertais, nes reikia vis tiek pinigų išgyvenimui, ir jie atvažiavo pirmas Morgensternas, ir mes protestavome savėdami šaltyje prie ten kažkokios arenos mikrorajone, mėgamajame, ir tai labai garsiai nuskambėjo. Po to atvažiavo Šenderovičius prieš tai kelias dienas prieš tai pasakė, kad mes su Ukraina tik tai iki posūkio, bet mes remiame savo berniukus, kurie kovoja prieš Ukrainą, ir anksčiau vėliau mūsų vis tiek keliai išsiskirs ir mes tapsime nedraugais tos situacijos, kuri dabar yra, bet praktiškai priešais. Ir tai iš Ukrainoje nuskambėjo labai garsiai, o Lietuvoje niekas į tai nekreipė dėmesio ir mes, aišku, protestavome ir padarėme tai, ką padarėme, bet to pasekoje mes turime vėl ramybę Lietuvoje, nes tos žvaigždės vis tiek, kurios netgi gali atvažiuoti į Lietuvą, jie apgalvoja tuos žingsnius, ar jiems verta rizikuoti, gauti ketčupą į veidą. Nes ketčupas tai buvo vėlgi labai toks radikalus galbūt būdas šioje vietoje, bet ne toks radikalus kaip karas Ukrainoje. Ir mes padarėme tai, kad būtų matoma. Ir tai pamatė ne tik, pamatė tai ir Sakartvelė, jie atšaukė jos koncertus su Šenderovičiaus Anglijoje, išvarė iš universiteto ir ten ant pievelės jisai darė. Tai reiškia, mes esame matomi ir taip, ką mes kalbame šiandien, būdami labai maži ir labai neįtakingi, bet mes savo kojų pagalba padarome tos milžiniškus žingsnius, kurie tai atšaukia. Ir grįžtant prie tos tematikos dėl, ko mes norime, tai aš noriu pilnos integracijos tų žmonių, kurie atvyksta į Lietuvą, pilnos integracijos į Lietuvos visuomenę. Deja, bet tie poslinkiai toje šalyje už sienos, kurios vardo aš nenoriu minėti, ir man ar ta šalis, kuri arčiau yra mūsų Baltarusija, ar ta kita tolimesnė, man tai yra viena valstybė. Ir mes suprantame, kad tai yra vienas organas, tik su skirtingais galbūt prezidentais kol kas. Ir mes neprivalome su jais daryti verslą. Pasaulis yra globalus. Viską, ką mes perkame, mes galime nusipirkti vakaruose. Ir dėl kelių centų taupimo realybėje mes prarandame milijardus investicijų turbūt iš kitos pusės, nes mes vis bandome kalbėti ir vėl stotis ant to pačio grėblio. 368 metai praėjo nuo tos dienos, kada jie okupavo Vilnių ir jį išlaikė 5 metus, plėšdami ir grobdami. Ir mes per 368 metus nesupratome, kas tai per valstybė. Politikai naiviai tikisi, kad ją galima pakeisti, maitinant kažkokią tai pseudo ar ne pseudo, tegul būnant tikrą poziciją. Ir kada yra tai klystkeliai, kad tikima, kad pravoslavų cerkvė, žinoma tiksliau, kad pravoslavų cerkvė Rusijos yra FSB ar, sakysime, tiksliau, KGB, kuris niekad nemirė, tik tai pasikeitė rebrandingas ir pakeitė pavadinimą. Ir mes žinome, kad tai yra KGB struktūros. Ir toje pačioje vietoje mes tikime, kad Rusijos opozicija galėjo susikurti gulagę. Tai yra, kaliniams leido pažaisti, nes Rusija tai yra gulagas, kuriame gyvena visi iki vieno gyventojų ir visi daugiau arba mažiau apkrėsti imperijos ir šovinizmo užkrato. Ir tai nepagydoma. Juos gydo tik tai mirtis. Šitoje pokalbio vietoje, aš minėjau, iki tol aš su Valdu plačiau kalbėjęs nebuvau, man jau užsidegė raudonas lemputės ir aš labai atsargiai tęsiau šitą pokalbį, bet be jokios abejonės aš noriu įdėti šitas tezes ir aš noriu jas pakomentuoti. Kur aš matau didžiausią problemą? Valdas kalba apie daug dalykų, kurie yra teisingi ir kurie yra banalūs. Pavyzdžiui, apie tai, kad prekiauti su Rusija tikrai nederėtų, apie tai seniai kalbėta. Aš prisimenu, kai Vilius Kaikaris, Šiaurės Vilko savininkas, verslininkas, juokėsi, kad su Rusija reikia draugauti, nes paskui mes neturėsime kur savo sviesto dėti, galėsime patrankų vamzdžius juo tepti. Tai dabar, nežinau, ką jisai sako, bet kai Rusai ateina ir pradeda žudyti tavo artimuosius, nužudo tavo vaikus, išprievartauja tavo žmoną, tai galbūt tuo sviestu tepti patrankų vamzdžius yra geriau negu tą sviestą vežti priešui okupantui. Viskas čia yra suprantama ir, pavyzdžiui, kai žiūri kokį nors Kauno merą, tu supranti, kiek giliai amoralu yra šiuo metu savo pinigais mokesčiais remti Kremliaus režimą, kuris žudo žmonės Ukrainoje ir labai agresyviai kalba apie Baltijos šalis. Bet visą tai mes galime pasidėti šoną, nes lygiai taip pat šalia šitų teisingų ir netgi banalių dalykų aš girdžiu visiškus Kremliaus teiginius. Visiškai teiginius, kurie kartoja Kremliaus naratyvą. Tai yra, aš girdžiu tai, kad opozicijos remti nereikia, lygiai tą patį sako Putinas ir Kremlius. Žiūrėkit, opozicija yra blogai,
jos į ją nereikia kreipti dėmesio, jos neturi iš viso būti. Aš girdžiu apie tai, kad žiūrėkit, Jelcinas buvo blogai, lygiai tą patį sako ir Putinas, nepaisant to, kad Jelcinas jį atvedė į valdžią, dabar prasideda puolimas prieš Jelcin centrą, yra kalbama, kad Sovietų Sąjungos griūtis buvo didžiausia geopolitinė tragedija, prasideda kalbos, kaip būtų galima atgaivinti tą Sovietų Sąjungos, Stalino šlovinimas ir panašiai. Dabar aš girdžiu, kad geras rusas yra miręs rusas, kad vienintelis sprendimas, kaip iš rusų išmušti imperializmą, yra tiesiog, kad jų nebūtų gyvų. Tai tiesiog pagalvokite, pavyzdžiui, pabėkime nuo Rusijos, Prancūzija kariauja su Alžyru ir koks nors Alžyro politikas arba visuomenės veikėjas viešai didelė auditorijai sako, kad geras prancūzas yra miręs prancūzas, kad prancūzai yra visi imperialistai ir kol prancūzas kvėpuoja, tol jisai geras žmogus būti negali. Tai jeigu tu nesi įsigilinęs į situaciją, tokie pareiškimai, jie be jokios abejonės tave labai stipriai turėtų atstumti nuo tokio žmogaus. Tu turi sakyti, žiūrėkite, tas žmogus tikrai per daug dramatizuoja ir jeigu tokie žmonės turėtų sprendimo galias, be jokios abejonės mes turėtume labai daug problemų. Ir tos pačios Jungtinės Amerikos valstijos arba, pavyzdžiui, Didžioji Britanija, kurios dabar teikia ginkluotę, Jungtinė karalystė teikia Storm Shadow raketas, kurios jos taip pat ir rusus žudo, rusų kareivius, galbūt netgi gali būti kokių nors civilių aukų, bet jie aiškiai sako, kad mūsų tikslas nėra sunaikinti Rusijos, mūsų tikslas nėra užpulti Rusiją, mūsų tikslas yra apginti Ukrainą. Jeigu Rusija pasitraukia iš Ukrainos, tada galima kalbėti, ką darom toliau. Bet šiuo atveju mes girdime kur kas radikalesnius pareiškimus ir galbūt čia yra atsakymas, kodėl, sakykime, mainstreaminė žiniasklaida, didesnė žiniasklaida susilaiko nuo tokių dalykų transliavimo ir mano galva labai teisingai daro. Taip, aš žinau, kad tikrai šį video žiūri žmonių, kurie sako, visus rusus reikia sunaikinti kaip tokius. Pirmas dalykas, aš taip nemanau, mes apie tai dar pasikalbėsime. Antras dalykas, dar kartą, tokie teiginiai visiškai atitinka Putino interesą. Kuo daugiau žmonių taip kalbančių Lietuvoje, tuo jam lengviau įrodyti savo visuomenėje, savo valstybėje, kad žiūrėkite, jie visi yra žmonės, kurie mums kelia mirtiną pavojų, kurie tik ir laukia progos mūsų sunaikinti. Reiškia, jeigu mes nepradėsime naikinti jų pirmi, mes sulauksime labai rimtų pasiekmių ateityje. Tavęs laukia mirtis. Kažkokiam tai čiate mes galbūt pasikalbam ir su bičiuliais apsitarėme kaip geriau. Ir nėra tai, kad mes planuojame, mes rašome strategijas, projektai, dar kažkas, tai viskas vyksta praktiškai situatyviai, ne? Ir vėlgi paminėsime, jeigu Šenderovičių, tai vėlgi aš iki to laiko, kaip išeiti į gatvę su ramentais ir sulaužta koja, aš bandžiau rašyti. Apeliuoti į sveiką protą mūsų institucijų, bet kultūros ministras to negali uždrausti, mes su Simonu Kairiu normaliai pasirašome ir jis yra tikrai mūsų pusėje, bet institucija šioje vietoje neturi to stuburo ir tų galių, kurios gali tai užkardyti, nes yra tikėjimas aukščiausiame lygyje, kad yra opozicija, yra pabėgėliai, ten dar kažkas, tai pilna tų niuansų ir žmonės arba naiviai, arba nenaiviai tiki tuo, ką jie daro, o greičiausiai dėl tos galbūt kaip kazino tikisi, kad kada nors ta opozicija bus ne opozicija ir tuomet jie turės medalius ir ten dar kažkokius tai garbės konsulų ar ten verslo interesų savo plitimą vėl į tas šalis. Visokiausių gali būti motyvų, ne? Bet mūsų motyvas yra paprastas. Paprasta žinutė ir paprastas atsakymas. Bandymai kažkaip tai sustabdyti tą renginį nepavyksta, mes išeiname į gatvę. Viskas, mūsų susirinko 50 žmonių, leidimas buvo 14, bet nieks prieš tai nelabai policija neprieštaravo baisiai ir mes bandėme tą patį Šenderovičių pasikalbėti su juo normaliai, bet vėliau jis išėjo pats, nesuprato, kad mūsų bičiulis vienas ėjo į vidų su kečupu ir sulčių buteliu ir turbūt suprato, kad čia yra šansas jam, nes populiarumas irgi krenta ir šioje vietoje jis irgi savo taškus kažkokius tai uždirbo, savo sekėjų ir rėmėjų buvo paremtas už tai. Čia vėlgi biznis. Tai dabar bet jūs kaip organizacija, ten tų žmonių, sako tada, kad jūs padėjote Šenderovičiui išpildami to kečupą. Šioje vietoje jisai laimėjo irgi, bet ir tai neįmanoma apskaičiuoti, kad kažkaip tai laimėti patiems ir kad kitas nelaimėtų. Visą laiką yra dvi ar kelios pusės ir visą laiką ta pusė panaudos tai kaip savo PR-ų iškelimui į viršų. Ir čia yra normalūs, logiški ir žmogiški dalykai. Aš suprantu, kad dalis žiūrovų turbūt net nesupranta, kas tas Šenderovičius, labai trumpai, galima daug apie jį kalbėti, rašytojas, scenaristas, humoristas, bet jis išgarsėjo tuo, kad Rusijoje padarė
serialą, kuris vadinasi Kuklai lėlės, na ir tenai lengvai atpažinti yra įtakingiausius Rusijos politikus, na, o šis serialas tikrai sukelia daug triukšmo, nes paaiškėjo, jog politikams yra kur kas skausmingiau ne kažkokia rimta kritika, o pašaipos, kažkokia satyra, anekdotas apie juos. Beje, šis serialas Deutsche Welle rodomas iki šiol, tik tai lėlės jau tapo trimatės, na, o Šenderovičius galų gale buvo priverstas pabėgti iš Rusijos, kai prasidėjo jo baudžiamasis persekiojimas. Tai yra žmogus, kuris daug skirtingų dalykų yra pasakęs, tikrai galima atrasti visko, ten kontroversijos netrūksta. Bet į Lietuvą jis atvyko visiškai legaliai, susitikimas yra suorganizuotas ir dabar du dalykai. Pirmas dalykas, kaip jums atrodo, kas yra naudingiau Putinui? Ar parodyti, kad Lietuva yra civilizuota teisinė valstybė, mūsų požiūriai gali nesutapti, bet mes galime apie tai kalbėtis, žmonės čia atvykę yra saugus ir taip toliau, ar parodyti, kad Lietuvoje Rusijos opozicija ramiai gyventi negalės, jinai bus persekiojama, ant jos bus pilamas kečupas ir panašiai. Man atrodo, kad antras variantas yra žymiai naudingesnis, nes tokiu būdu tu tiesiog padedi Putinui toliau persekioti opoziciją jau net nebe savom rankom, o štai čia esančių Lietuvoje rusų ir lietuvių rankomis. Antras dalykas, kurio aš niekaip nesuprantu, tai šalia stovi policijos pareigūnas. Jeigu Lietuvoje lankosi svečias, kuris čia pakliuvo legaliai ir jisai čia turi teisę būti, niekas ant jo jokio kečupo pilti negali. Kažkokiam tai čiate mes galbūt pasikalbam ir su bičiuliais apsitarėme kaip geriau. Tu negali Lietuvoje susirašyti četuke su kitais savo draugais ir nuspręsti pažeidinėti įstatymus, net jeigu tu ant pečių užsidedi Ukrainos vėliavą, nes mes puikiai žinome, kas Lietuvoje labai dažnai naudoja trispalvę, kokiem tikslam ir kokios tai yra reputacijos asmenys. Ir jeigu jums atrodo, kad aš čia dramatizuoju, tai prie jūsų durų lygiai taip pat gali pasibelsti šitie žmonės ir pasakyti, kad mums atrodo, jog jūs nepakankamai patriotiškas, mums atrodo, kad jūs prorusiškas, mums nepatiko, ką jūs pasakėte, mums nepatiko, kaip jūs pasižiūrėjote ir taip toliau. Tai yra visiškas absurdas. Ir tai, kad tai yra įmanoma Lietuvoje, aš jau kalbėjau per Morgensterno koncertą, kai Valdas Bartkevičius su grupe kitų asmenų skandavo Maskali na nažai, tai yra maskolius ant peilių. Ir jisai skandavo tai tiesiog žiūrėdamas į eilę jaunų Lietuvos Respublikos gyventojų, kurių aišku daugumas yra rusakalbiai, bet aš esu įsitikinęs, kad šitie žmonės, absoliuti jų dauguma tikrai nepalaiko Putino, nenorėtų dabar gyventi Rusijoje, kur juos gali išsiųsti kaip patrankų mėsą Ukrainą, nenorėtų nieko žudyti. Tai šiuo atveju vėlgi ta akcija yra nukreiptama ne į Kremlių, bet iš esmės atitinka Kremliaus tikslus. Kiek tenka bendrauti su bičiuliais, čia vėlgi bičiuliai, čia ne apie partiją mes kalbame, o apie tuos, kurie mūsų seka, dėka kurių mes turime balsą ir mes galime būti matomais ir mes esame matomi. Tai didžioji dalis visiškai už ir mes tik tai radikalėjame. Deja, bet karas nesibaigs nei šiemet greičiausiai, nei kitą metą ir tikrai ir mes nežinome, kada jisai baigsis. Kad politikai bando susodinti už derybų stalo, taip, jie bando pasodinti Zelenskį, mes tai matome, ir tai visi kol rašo užrašai Vilniuje, tai buvo tik tai preliudija į tai greičiausiai. Mes suprantame, kad greičiausiai tai net ne Rusija, tai organizavo, o mūsų vakarų partneriai, kaip mes sakome, ir tikrai yra neoficialių patvirtinimų, kad tai būtent mūsų didžiausiai rėmėjai tai padarė. Kalbėjau apie ją. Taip, apie ją, aišku. Nes tai tokia akcija negali būti organizuota šiaip savo pagal situaciją susijęjant tai su Prigožino pseudo maištu. Nes tai yra tikrai buvo planuojama iš anksto, būtent pasiruošimas keli mėnesiai kaip minimum, nes reikėjo ir išpirkti tos stendus, bet vėlgi ne apie tai. Taip, jie bandys, bet ar nori to Putinas? Ne, turbūt Putinas nenori to, nes jam tas taikos susitarimai tai yra irgi pralaimėjimas. Na vėl, gal aš kažką netaip suprantu, gal mano ausis kažkaip netaip veikia, bet tikiuosi, kad jūs girdite tą patį. Galim lenkti pirštus. Yra sakoma, kad Amerika nori, jog Zelenskis susitartų su Rusija, dėrėtųsi su Rusija. Yra sakoma, kad tie Call Russia plakatai iš esmės buvo klijuojami Amerikos pinigais ir Amerikos iniciatyva. Yra sakoma, kad Prigožino maištas nebuvo joks maištas, tai pseudo maištas, tai yra tiesiog vaidyba. Na ir yra sakoma, kad ir Amerika nori, ir Zelenskis bus priverstas, bet Putinas nenori, nes jam tai būtų pralaimėjimas. Tai yra visiškai Kremliaus naratyvai. Tai Putinas taip sako, žiūrėkite, mes nenorime dėrėtis, mes ateiname pergalės, Zelenskis mūsų dėrybų prašo, Amerika prašo,
bet sprendžiame čia mes. Iš tikrųjų yra lygiai priešingai. Mes matėme, kiek kartų ir viešai, ir neviešai buvo sakoma, ir paskui šaltinių buvo perpasakojama, kaip Putinas siekia dėrybų, kaip jam yra sudėtinga, kuo toliau, tuo labiau vykdyti karo veiksmus, kaip karas keliasi į Rusijos teritoriją. Mes tą matome dabar kiekvieną dieną. Ir tiesą pasakius, Zelenskiui taip pat yra labai labai sudėtinga, bet šiuo metu jisai kur kas labiau kontroliuoja situaciją, turint galvoje Ukrainos kontrpuolimą, kuris sunkiai, bet skinasi kelią į priekį. Tu sakai, kad Putinui karas yra būtinas, bet priešingai, mano akimis, mano požiūriu, karas buvo pradėtas kaip jo rinkiminės kampanijos dalis 24 metų prezidento rinkimuose. Viduj daug problemų, korupcija ir taip toliau, dabar mes padarysim greitą politinį žingsnį, padarysim greitą karą, atplėšim dalį teritorijos kaip su Krymu, Putinas vėl caras. Dabar situacija yra visiškai kita. Nepaisant ten tų visų feikinio apklausų, žmonės žuvo, žmonės nebenori, parskrenda į Moscow City dronai ir ten gaisrai kyla ir panašiai. Ir jeigu tu prisimintum Hasavjurto susitarimą, ar ne, Lebedžio, jeigu tu prisimintum pačio Putino atėjimą po antro Čečėnijos karo, jie sudarinėjo taikas ir visi žino, kad taika Afganistano išėjimas, niekas net neprisimena, dėl ko Rusija ėjo į Afganistaną, ten Babrakas, Karmalis ir taip toliau, bet visi prisimena, kaip visi grįžinėjo, net ir iš tos pačios Lietuvos, kai grįžinėjo kariuomenę nepriklausomybę atgavus. Tai gal Putinui kaip tik prieš 24 metus reikia trūks plyš, susitart, padėti tašką, kad žmonės sakytų viskas, dabar mes čia grįžtame. Na vėlgi, aš nemanau, kad Putinui dabar reikia rinkėjams įrodyti, kas ir kaip. Jis tos rinkimus paprasčiausiai pasiims ir prasitęs savo kadenciją. Ir tai visiškai nepriklausoma nuo to, ar ten žūsta žmonės, ar daug žūsta. Jie iš tikrųjų netgi yra tokie šaltiniai, kad rusų tie mobilizuoti kariai yra žymiai labiau motyvuoti negu toj kitoje pusėje. Kaip Rusijos mobilizuotieji surinkti per jėgą iš įvairiausių kampelių kariai, kurie ten prasigėrė, kurie nesportavę, kurie tiesiog jėga yra atvedami į karinius komisariatus ir paskui praktiškai neparuošti metami kaip patrankomėse į frontą, yra labiau motyvuoti negu ukrainiečiai, kurie gina savo artimus, gina savo tėvynę, kurie keršė už žuvusius savo draugus ir artimuosius. Na, tiesą pasakius, su tuo aš sutikti negaliu. Ir vėl, mano pašnekovas kalba proukrainietiškai, bet tai, ką jis iš esmės transliuoja, tokie teiginiai, jie yra visiškai prorusiški ir prokremliški. Dar kartą aš puikiai suprantu, kad Ukrainoje motyvacijos vis mažėja, todėl kad tie, kurie yra labiausiai motyvuoti, jie paprasčiausiai žūna mūšio lauke ir reikia surasti naujus rezervus tam, kad vėlgi žmonės būtų pašaukti. Ir dėl to mes girdime, kad ir moterim dabar, kurios turi medicinos specialybę, siūloma likti Ukrainoje. Mes matome, kad ieškomi tie jauni žmonės, kurie po Europą išsilakstė iš Ukrainos, jų motyvacija be jokios abejonės bus mažesnė arba jos visai nebus. Bet dar kartą, Ukrainos karys puikiai supranta, dėl ko jisai kariauja, nes jeigu jisai nekariaus, gali būti, kad ir Ukrainos paprasčiausiai neliks. Ir ten tikrai tie žmonės tiki to, ką jie daro. Ir jie kovoja su visų vakarų pasauliu. Tai ten dabar Putinui ieškoti motyvų, ten, kad sustabdyti karą. Ir vėlgi tuomet radikalai pradės burbėti ir radikalai gali ir sukilti netgi turbūt. Tokie kaip Girkinas už Grotą. Girkinas už Grotą, kurį palaiko Navalnas ir Khodorkovskis, reikia apie tai pasakyti dar, nes jie jį pavadino politiniu kaliniu. Vėlgi, Girkinas yra nusikaltėlis, kriminalinis nusikaltėlis, bet Rusijoje jis yra suimtas ne todėl, kad jisai numušė Boeingą, kai žuvo tikrai daug žmonių, ne dėl karo nusikaltimų, kuriuos jis darė Ukrainoje, nieko panašaus. Jis yra suimtas dėl savo, iš esmės, politinės veiklos pagal politinį straipsnį. Tai yra, jeigu jam yra inkriminuojama Rusijos armijos diskreditacija, o visi puikiai supranta, kad jis buvo suimtas po to, kai pradėjo savo auditorijai viešai kalbėti apie Putiną ir jį kritikuoti, na tiesiog įžeidinėjant, visiems atrodė neįtikėtina, kaip iš viso tai Rusijoje įmanoma ir kaip jis yra laisvėje. Tada buvo daug sąmokslo teorijų, kad yra Kremliaus bokštai, kad jam yra kažkas leidžiama, galbūt jis yra netgi ruošiamas prezidento rinkimams kaip galimas kandidatas ir kažkokia tai neva tai alternatyva. Bet faktas, kad jis šiuo metu yra pasodintas pagal politinį straipsnį. Tai ar šiuo atveju jį galima vadinti politiniu kaliniu? Mano akimis nebejotinai. Kitas dalykas, pasižiūrėkime vėlgi iš naudos pozicijos. Tai aišku, kad ir Navalno štabas, ir Khodorkovskio komanda, jie puikiai mato situaciją, kurią galima pasinaudoti, dėl to, kad Girkinas turėjo nemažą auditoriją, tai yra visiškai skirtinga auditorija nei jų, tai yra taip vadinami Z
patriotai, kurie yra už karą ir taip toliau. Na ir dabar jiem yra komunikuojama, sakoma, pasižiūrėkite, kai mus sodina, jūs galvojate, kad sodinami yra žmonės, kurie ten yra vagis arba kažkokie vakarų agentai. Dabar yra sodinamas Jūsiškis kaip politinis kalinys, galbūt jūs kažką darysite. Aišku, kad visi bijo ir nieko nedaro, bet vėlgi tai didina įtampą ir apie tai verta kalbėti. Kai jau nereikia vinioti žodžių į vatą, tai ir tie girkinai jau nereikalingi, kaip tie motyvuojantis elementai, kurie kels patriotizmą. Pas juos patriotizmas jau iškeltas ganėtinai aukštai ir tikrai nereikia turėti iliuzijų, kad ten yra kitaip. Tikrai nėra kitaip. Jeigu nebūtų to, tai tikrai milijonai žmonių bėgtų iš tos pačios Rusijos. Bet tie, kurie bėgo nuo mobilizacijos, dauguma jų grįžo į Rusiją. Grįžo. Tai čia yra iš tų 300 000 žmonių, pusė tikrai grįžo atgal į Rusiją. Tai ką mes matome? Priešingas veiksmas, nei mes to tikėjomės, nes mes tikėjomės milijonų turbūt bėgančių, 10 milijonų bėgančių ir planavo užsienio vakarų valstybės, kad ten bus didžiausias rautai ir Vokietija ir Amerika ten ruošiasi priimti tos bėgančius. Na vėlgi, aš nežinau, kuo remiasi valdas tai teikdamas, bet žinau tik tai tiek, kad tik tai Rusija gali žinoti, kiek žmonių sugrįžo, bent jau apytiksliai, visos kitos valstybės žino tik tai savo statistiką. Ir šiuo atveju aš nusprendžiau paieškoti tokios informacijos, štai ką aš radau. Aš pasiremsiu pačiu oficialiausiu Rusijos šaltiniu, tai yra naujienų agentūra, valstybinė naujienų agentūra TASS. Tai yra naujienų agentūros TASS šių metų birželio 24 dienos straipsnis, beveik kas 5 IT specialistas 2023 metais išvykęs iš Rusijos grįžo į šalį. Na ir čia rašoma, kad atliktas buvo tyrimas ir apie 20% IT specialistų, kurie pabėgo po karo pradžios į Rusiją sugrįžo. O čia yra kitas tyrimas atliktas panašiu metu, tai yra 7 birželio šių metų. Na ir neversiu į lietuvių kalbą, nes prastai išverčia Google Translate pavadinimo, bet jis skamba štai taip. Į Rusiją grįžo apie 20% relokantų, kurie šalį paliko po specialios karinės operacijos, tai yra po karo pradžios. Dar trečdalis pakuoja savo lagaminus tam, kad sugrįžtų. Aišku, aš nežinau, kiek galima pasitikėti tokiais portalų atliekamais tyrimais, ypač kai juos cituoja oficiali rusiška propaganda, bet net ir jinai nekalba apie tai, kad sugrįžo dauguma. Taip pat mums reikia suprasti, jog ES politika šiuo metu yra tokia: neįsileisti arba įsileisti kuo mažiau Rusijos piliečių. Dabar yra priimti nauji teisės aktai, kurie leidžia neįsileisti bet kokio automobilio su rusiškais numeriais. Galima paimti kompiuterį, galima paimti kitus asmens daiktus. Tai be jokios abejonės visi šitie įstatymų pakeitimai, jie skatina arba rusus grįžti į Rusiją, arba tiesiog nerizikuoti iš Rusijos važiuoti. Ar tai yra geriausia strategija, mes galime ginčytis, bet šiuo atveju kalbėti apie tai, jog rusai grįžta dėl to, kad jie labai savo tėvynę myli, man atrodo, nėra labai teisinga. Dar keli tada dalykai pabaigai, noriu suspėti paklausti. Tu sakai, kad bendrauji su Rusijos, Baltarusijos opozicija čia Lietuvoje. Kiek jinai vieninga, tarpusavį susiskaldžius, tavo požiūris į ją? Visiškai nevieninga. Ir neįmanoma suvienyti, nes žmonių backgroundai visiškai skirtingi. Vieni atėjo kaip, jeigu kalbėti apie Baltarusiją, tai jie atėjo su leidimu Lukašenkos, to pačio Lukašenko leidimu įeiti į rinkimus, o kitų grupių lyderiai pasodinti buvo į kalėjimą. Tai čia yra klasikinis būdas, kaip supriešintis tą liktai vientisą opozicijos masę ir vieni gauna finansavimus iš ES grantų pavydalų, būtent tuos, kurios iškėlė ir leido būti Lukašenka, o kiti, kurie visą gyvenimą kovojo, jie neturi nei finansavimo, nieko ir aišku, jie nebus patenkinti. Lygiai tas pats su Rusija. Tai tarp didžiausiai šaly kažkodėl tai mes pasigauname vieną opozicinę jėgą, kurią bandoma proteguoti visur ir tempi kaip pačią teisingiausią. Lyderio žmona vaikšto raudonų kilimų Holivude, nors Zelenskiui buvo atsakyta ir tas pasaulis juos priima kaip didvyrius kažkokius, tai ir pasirodo, kad nėra net kitokių politinių kalinių, tik tai vienas kalinys politinis, vienas vienintelis ir ta organizacija labiau panašiai sekta, bet visi labai palaiko, nes čia opozicija ir jeigu tu kalbi prieš tą opoziciją, reiškia, tu Putiną esi botas. Ta prasme, o kita opozicija yra galbūt mažesnė, visiškai nematome neskaitlinga, kurie žmonės, disidentai kovoja visą gyvenimą, bet neturėdami didelių finansinių pajėgumų ir sklaidos, ir kurias paprasčiausiai niekas neiškėlė į viršų, kad būti opozicija, ir jie aišku tai supranta, ir kaip jie gali reaguoti į tuos monstrus, kurių gyvenimas yra paprasčiausias biznis, kurie turi dabar galimybės oligarchus išpirkti nuo sankcijų.
Už oligarchų pinigus, aišku. Niekas už dyką to nedaro. Tie 900-ųjų įstatymai, kurie veikia laukinio kapitalizmo eros pradžioje Lietuvoje, kada už viską buvo mokama pinigais ir išpirkomis už tam tikras preferencijas ir taip sistema judėjo į priekį, tai tas veikia būtent su ta pačia Rusijos ir Baltarusijos opozicija. Nes ta opozicija dabar turi sprendimo teisę kažkokių tai klausimų nagrinėjimą. Nagrinėjant sankcijas tų šalių atžvilgių, jų klausimą nuomonės, dėl judėjimo į tą šalis, dėl vizų uždavimo klausimo jų nuomonės, kada iš tikrųjų turėtų būti kitokia nuomonė. Mes neturėtume klausyti tų žmonių, kurie išėję iš ten. Mes turime daryti tai, kas reikalinga Lietuvai. Mes privalome atsijungti nuo jų, mes privalome nenaudoti metadoną pagijimui nuo heroino priklausomybės, o mes privalome blaiviai vertinti situaciją ir gyventi blaiviai, be jokiausių ten placebo, kuriuos mumsgi atvaro čianai. Ar tu manai, kad Svetlanos Tikhanovskijos priėmimas čia Lietuvoje arba dabar jos statusas klaida buvo? Nes, kaip suprantu, tu kalbėjai apie Lukašenkos prileistą prie rinkimų ją. Taip, jie vienintelė prileido, praškai dar buvo kažkaip naunėjimai, bet jinai buvo prileista vienintelė. Ir netgi žinau vidinius dalykus, kaip tai buvo daroma, susirinkus pagal žinutę Statkevičiaus, Mykolos, ir čia jo idėja buvo iš kalėjimo atėjusi, dabar Mykolos Statkevičiaus 180 dienų iš žinių nėra, kaip jis gyvena kalėjime. Tuo pačiu Navalnas į Twitterį rašydavo kiekvieną dieną, ir dabar nežinau, rašo, nes savaitę po teismo, ir mes nežinome, rašo jis į Twitterį, bet prieš tai rašė kas kiekvieną dieną Twitterį. O Statkevičius Mykola nerašo 160 dienų, nežinoma, kas vyksta visiškai, nes jis sėdė tokiai kamerai, kur neįmanoma nei su advokatu pakalbėti. Tai čia yra režimo kalėjimas tikrasis. Tai čia yra, o ta opozicija, kuri buvo taip ir kurią mums padovanojo, išsiuntė, tai kodėl jie gali kitus, man klausimai kyla. Aš nieko prieš Svetlaną Georgievną neturiu. Ta prasme, man yra žmogus, kuris pateko ne į tą sritį, kurioje jinai turėtų gyventi, ir jinai tapo, aišku, įrankiu kai kurių grupuočių turbūt projekcijose į ateitį, sakysime taip, bet jinai pateko taip, bet kita vertus, tos žmonės režimas sugebėjo uždaryti, daugelį nužudyti, nes žūsta politiniai kaliniai kalėjimuose praktiškai nėra ten mėnesio, kad nebūtų žinių, ten vienas žymiausias Šurkas, istorikas, žuvo pernai ar užpernai, ten tos pačius kitus aktyvistus nužudė, mes žinome 90-ųjų pabaigos nužudimus Zacharčenko ir Gančiarenko, tai tarsi jie žudė žurnalistų, Šeremetą Pavlą nužudė Kijeve, tarsi jie gali pasiekti. Ir dabar mes naiviai tikime, kad jie išleido opozicijos lyderį į Lietuvą vardan žmogiškumo. Nu, jos vyras sėdė kalėjime. Na, tai vyras sėdė, kas sutrukdytų sėdėti ir jai kalėjime. Ta prasme, kodėl mes galvojame, kad režimas kažko tai bijo? Pas mūsų laiką per spaudą, per kažko tai, ne tik spaudą, turbūt ir daug kur kalbama, kad režimas bijo. Režimas nebijojo prieš 25 metus, režimas nebijojo 18 metais praeito amžiaus, ta prasme, jie nebijojo pasirašyti Ribbentropo-Molotovo paktą, nebijojo. O kokia nauda Lukašenkai iš Tikhanovskijos čia? Na ką, jie užgesino visą tą judėjimą, kada lyderiais turbūt kažkoks tai sėdi kalėjime, turbūt, aš nežinau kokia nauda. Aš sakau, tai vadinu, tai galbūt tai Trojos arkliai. Mes nežinome, kokia jų nauda. Mes negalime, pas mus turbūt neužtenka fantazijos, tai kam jie turi fantazijos. Deja, bet jie fantazuoja be apribojimų, be jokių tarptautinių įsipareigojimų, be visokiausių tarptautinių santykių institutų, kaip pas mus mokomi eiti pagal tą visiems priimtiną kelią politikos. Ne? Jų neapriboja niekas, o mes tikimės, kad jie žais pagal taisyklės. Mes nežinome, kam jie tai padarė. Kodėl jie Navalno nenužudė iki galo. Na vėlgi, Putinas labai ilgai netgi paminėti Aleksėjaus Navalno savo kalbose, komentaruose labai vengia. Tas pats buvo draudimas ir valstybinėje žiniasklaidoje, kas reiškia, kad yra visi televizijos kanalai ir dauguma radijos stočių Rusijoje savo laiku, dabar jau visos radijos stotis po Echo Maskvy perėmimo. Bet šiuo atveju, kai jau nebebuvo kur trauktis Putinui, kai įvyko visi šitie dalykai su Navalno nuodijimu, jo paklausė, tai ar tiesa, kad tai yra Rusijos specialioji operacija, ir jisai atsakė lygiai taip pat, kaip dabar kalba Valdas Bartkevičius. Jisai sakė, jeigu mes būtume norėję, mes tikrai būtume nužudę, nereikėjo tenai
kelis metus sekti, iš paskos judėti ir nereikėjo jokį novičioką į jo triusikus tenai pilti. Čia yra viena problema. Iš tikrųjų gali skambėti tai įtikinamai, bet problema yra štai kokia. Aleksejus Navalnas į Vokietiją yra pervežamas komos būsenoje. Jis skraidinamas specialiu lėktuvu ir paskui dar ilgą laiką yra komoje. Aš bandau įsivaizduoti, kiek turėtų būti įgudusi Rusijos visa spectarnybų, visos struktūros, visas spectarnybų tinklas, kiek turėtų būti įgudęs, kad jisai sugebėtų taip tiksliai kontroliuoti, kad štai žmogus bus komoje, bus ilgą laiką ir nenumirs. Kad tie patys Vokietijos medikai, kovodami dėl Navalno gyvybės, jie iš tikrųjų iki paskutinės akimirkos nežinojo, ar jis pabus ar ne. Tai, kad Aleksejus Navalnas liko gyvas, aš manau, kad tai yra daugiau stebuklas ir daugiau atsitiktinumas. Čia galima labai ilgai kalbėti. Vėlgi, koks buvo daromas spaudimas, kad jis būtų pervežtas, pergabentas į Vokietiją, kaip ten buvo juo, kabutėse, rūpinamasi Rusijoje, kas paskui atsitiko, ten rasti negyvi jo medikai, kurie juo rūpinosi ir panašiai. Aš nenoriu prie tos istorijos labai ilgai apsistoti. Bet kai žmogus sako, kad žiūrėkite, o kodėl jie nenužudė Navalno, aš manau, kad planas buvo toks, tačiau ne viskas įvyko pagal planą. Dabar kitas dalykas, kai bendrai kalbama apie Aleksejų Navalną, labai dažnai ir jo komanda sakoma, žiūrėkit, kas čia per tokia privilegijuota struktūra ir kodėl jinai turi vakarų paramą, o štai pats Navalnas apie Krymą yra pasisakęs ir taip toliau. Tai aš irgi noriu padėti tašką ir pats pasakyti apie savo patirtis. Man yra tekę susitikinėti ir su asmeniškai Leonidu Volkovu, man tekę yra susitikinėti su žmonėmis iš Aleksejaus Navalno komandos, iš FBK, tai yra kovos su korupcija fondų, man teko jiem daryti žurnalistinius tyrimus, padėti. Man pačiam teko kažkada, kai dirbau žurnalistu, važinėti, teko būti Ukrainoje, teko būti Armėnijoje, vėlgi susitikinėti su žmonėmis ir iš politinių sluoksnių, su kuriais man teko daug bendrauti. Ir pirmiausia, aš Aleksejų Navalną matau kaip žmogų, kuris sugebėjo Rusijoje mobilizuoti labai daug auditorijos. Jeigu mes pasižiūrėtume į jo žurnalistinių tyrimų arba į jo video tiesiog peržiūras, jos yra fenomenalios. Jeigu mes tokius skaičius galim pamatyti kažkur prie muzikinių klipų, kurie ten sukami yra po 20 kartų per dieną, bet ne prie žurnalistinių tyrimų, kai mes kalbam apie ne šiaip milijonus, o apie 100 milijonų peržiūrų. Pavyzdžiui, tyrimą apie Putino dvarą, didžiulius jo rūmus, pamatė trečdalis Rusijos gyventojų. Ir be jokios abejonės, jeigu kažkas sako, žiūrėkite, jis čia kažkoks netikęs, nevykęs ir panašiai, tai parodykite, kas yra stipresnis, geresnis, kas pasiekia didesnę auditoriją, kas sugeba tokius tyrimus padaryti. Kitas dalykas, jis net ir niekada savęs nevadino žurnalistu ar panašiai, jis sakė, aš esu politikas. Jam teko dalyvauti kažkada Maskvos rinkimuose į Maskvos merus ir man atrodo, jis į 3. vietą užėmė, kas irgi yra turbūt aukščiausias Rusijos opozicijos pasiektas rezultatas. Jisai turėjo didžiulę struktūrą, kalbant apie savo politinę komandą. Jo politinė komanda teikė dokumentus dalyvauti rinkimuose ir taip toliau. Tai buvo stiprus, įtakingas žmogus, kol su juo nebuvo susidorota, kol FBK nebuvo paskelbta ekstremistinė organizacija, labai daug jos aktyvistų, su kuriais aš asmeniškai buvau pažįstamas, bendravau ir taip toliau, atsidūrė tiesiog už grotų. Buvo toks laikas, kai aš tiesiog girdėdavau iš savo draugų, tu žinai, kad tą pasodino, mes ten kalbėjomės prieš 2 dienas, o tu žinai, kad aną pasodino ir taip toliau. Su Aleksejaus Navalno komanda dirbo ir Mindaugas Lapinskas, su kuriuo mes rašinėjame podcastus, ir tai yra žmogus, per kurį taip pat aš susipažinau su labai daug žmonių. Ir aš bandau suprasti priekaištus. Pavyzdžiui, čia kaip priekaištas yra numetamas, kad žiūrėkite, Aleksejaus Navalno šeima tenai Holivude ant raudono kilimo, čia kalba yra apie HBO padarytą dokumentinį filmą apie Aleksejų Navalną ir aš galvoju, o kur čia yra problema? Kuo čia nukenčia Lietuvos interesai ar panašiai? Tai, kad vakarai, Jungtinės Amerikos valstijos mato štai šituos dalykus, man atrodo, kad yra tik tai pliusas. Vieninteliai, kas tikrai turi teisę niurzgėti, tai konkurentai, kurie negavo galbūt apdovanojimo, nors jų galbūt dokumentiniai filmai buvo geresni. Aš čia esu linkęs sutikti, kad aišku, Aleksejus Navalnas tai yra ir politinis sprendimas. Bet kalbėti mum, kad čia yra dėl to kažkokių problemų, priešingai, tai yra žmogus, kuris iš tikrųjų yra žinomas visame pasaulyje. Dabar ir jo šeima taip pat, o jisai pats yra už grotų, labai sunkios sveikatos ir tiesą pasakius, niekas nežino, koks bus Aleksejaus Navalno likimas. Dabar antras dalykas yra Svetlana Tikhanovskaya. Vėlgi, koks yra mano požiūris? Iš dalies aš su Bartkevičiumi Valdu sutinku, kai jisai sako, kad Svetlana Tikhanovskaya tikrai nėra tokia įtakinga, kaip galbūt ją bandoma čia pristatyti. Pasaulio
bendruomeniai ir net ir Lietuvoje. Tai yra, man teko daug bendrauti su savo draugais, kurie gyvena Baltarusijoje, ir jie aiškiai sakė, kad mes balsavome už Tikhanovskają dėl 2 priežasčių. Pirmiausia, todėl, kad tai buvo alternatyva, praktiškai vienintelė tokia realiausia alternatyva Lukašenkai, ir buvo menka viltis, kad galbūt, jeigu tikrai dideliu rezultatų laimėtų, kad kažkas galėtų pasikeisti, po to žmonės išėjo gatves, bet aišku, visa tai buvo nuslopinta labai žiauriai ir su žmonių aukomis. Bet kitas dalykas, visi, su kuo man teko bendrauti, jie sakė, mes puikiai suprantam, kad Svetlana Tikhanovskaja yra atsitiktinis žmogus, bet mes balsavome už tai, kad jinai aiškiai pasakė, mano pirmas dekretas, kaip prezidentės, bus surengti naujus rinkimus, kuriuose visi laisvai galės dalyvauti ir jūs pasirinksite, ką norėsite kaip savo prezidentą. Tai be jokios abejonės Tikhanovskaja neturėjo galimybės įvykdyti savo pažadą, na ir aišku, jinai atsidūrė Lietuvoje, jinai atsidūrė dar prie Skvernelio vyriausybės, yra susitarimai, vėlgi, be jokios abejonės Svetlanos Tikhanovskajos vyras yra laikomas kaip įkaitas Baltarusijos kalėjime. Aišku, jis yra prorusiškų pažiūrų, čia vėl galima labai daug kalbėti, kad praktiškai visa Baltarusijos opozicija, jinai yra prorusiškų pažiūrų, ar tai Babariko, ar kiti. Bet vienas dalykas irgi yra svarbus, kodėl Tikhanovskaja buvo paleista, aš puikiai suprantu, dėl to, kad lygiai taip pat kaip ir FBK, kaip ir Leonidas Volkovas, ar kiti opozicijos veikėjai, ar tas pats Maksimas Kacas, kuris pabėgo į Izraelį, tie žmonės, kurie palieka savo tėvynę ir išvažiuoja saugiai komentuoti per atstumą, na, jie netenka didelės dalies auditorijos pasitikėjimo. Ir šiuo atveju tai, kad Svetlana Tikhanovskaja atsidūrė Lietuvoje, tai, kad Lietuvos mokesčių mokėtojai iš esmės išlaiko jos biurą, tai, kad jinai važinėja ir save pristato kaip, na, tokia neformalia Baltarusijos lyderė, na, tai daugeliu atveju netgi erzina tos žmonės, kurie gyvena Baltarusijoje ir sako, na, jie sako, mūsų vardu Svetlana Tikhanovskaja tikrai nekalba. Ir yra žymiai daugiau populiaresnių opozicijos veidų, kurie yra už grotų negu Svetlana Tikhanovskaja, kuri yra laisvėje. Ir aš manau, kad toks buvo Lukašenkos skaičiavimas. Vis dėlto kalbėti apie tai, kad Svetlana Tikhanovskaja yra mušta korta ir kad tai yra toks truputį oras, o ne tikra politinė lyderystė, yra vienas dalykas. Sakyti, kad Svetlana Tikhanovskaja yra Lukašenkos pasiūstas Trojos arklys į Lietuvą, yra visai kitas dalykas. Tai reiškia sakyti, kad jin yra kažkoks slapto plano sukrupto prieš Lietuvą dalis, pavojus Lietuvai. Ir be jokios abejonės tu negali tokių teiginių mėtyti šiaip savo, tu turi juos kažkokiu būdu pagrįsti, na, o Valdas Bartkevičius sako, kas gali žinoti, jie turi daugiau fantazijos negu mes. Juk tu nerimtai? Mes tikimės, kad šalis, kuri nužudo 100 000 žmonių po visą pasaulį, jie gali sustoti nužudydami Navalną arba Navalno žmoną, arba išsiųsdami į Lietuvą Tikhanovskają, nes jos negali, nes ką pagalvos vakarai. Stop. Ir man čia kyla iš karto toksai nesusipratimas, apie ką mes kalbame. Žmonės yra patologiniai melagiai, patologiniai skerdikai. Visą gyvenimą jie mūsų puola. 100 metų jie mūsų bando sunaikinti, o mes tikime, kad jie yra žmonės, nes jie atrodo kaip mes. O jie yra kitokios padermės visiškai organizmai, nes žmonėmis jų pavadinti negalime ir gyvūnais negalime, nes mes gerbėme gyvūnus, mes mylime gyvūnus. Tai ne tie gyvūnai, kuriuos mes mylime. Pasakų būtybėmis vadinti mes irgi negalime, nes vėlgi mes mylime ir žiūrime ir žiedų valdovą ir Hobitą. Čia mano vaikystės knygos Hobitas, ta prasme. Bet tai yra organizmai. Kažkokie tai organizmai, kurie bando mūsų naikinti visą laiką. Tai kaip liga, kuri metastazuoja pastoviai. Ir ne viena chemoterapija neveikia. Aš matau, kad mes peržengėme valandos jau ribą, tai neišsigaskite, tai paskutinės epizodo minutės, bet noriu dar keletą dalykų pasakyti, nuo ko aš ir pradėjau. Be jokios abejonės nėra jokia paslaptis, kad Rusija yra nuolatinė grėsmė Lietuvai. Ir mes galime sakyti, kad iš tikrųjų tai buvo visada. Lygiai taip pat rusai gali sakyti, kad kai Lietuva buvo stipri ir galinga, jinai buvo grėsmė Rusijai. Skirtumas yra tas, kad mes niekada, pavyzdžiui, rusam nedraudėme naudotis kirilicą, nesistengėme ten vykdyti kokią nors etninio valymo, genocido ir taip toliau, netrėmėm rusų. Lietuva visą tai patyrė ir ne tik Lietuva. Čia galime prisiminti Stalino laikus, galime prisiminti tuos pačius Kuriko Muravjovo laikus, kai buvo uždrausta lietuviška, lotyniška abėcėlė ir taip toliau. Žodžiu, čia galima kalbėti apie aibę problemų, bet visą laiką klausimas yra, kas iš to, koks sprendimas. Atsakymas yra paprastas. Iš tikrųjų mes galime pasakyti, kad kiekvienas rusas yra imperialistas. Štai kažkada Aleksejus Arestovičius, diskutuodamas vienoje laidoje su rusų žurnaliste, pasakė, štai rusai niekada nepasikeis, nes tam, kad rusai
būtų ne imperialistai tam, kad mes jais galėtume pasitikėti, jie turi atsisakyti branduolinio ginklo, jie turi atsisakyti Krymo, atsisakyti Čečenijos arba Ičkerijos, istorinės pavadinimas ir taip toliau. Problema, kurią aš matau ir nuo kurios aš pradėjau šitą epizodą, kad Rusijoje niekada nebus politiko, kuris turėtų didelį visuomenės palaikymą, kuris ateitų štai su tokiamis idėjomis. Paprasčiausiai tai yra neįmanoma. Jūs sakote, kodėl? Lygiai dėl tų pačių priežasčių, dėl ko yra neįmanoma, kad Junktinėse Amerikos valstijose būtų išrinktas prezidentas, kuris ateitų su idėja nuginkluokime Junktinės Amerikos valstijas ir atsisakykime branduolinio ginklo. Taip, mums tai būtų labai patogu ir aš būčiau visiškai už tai, bet tai yra nerealu, kalbant apie Rusiją ir be jokios abejonės niekada, nesvarbu iš pozicijos, opozicijos, iš bet kurios politinės jėgos atėjęs politinis lyderis su tokiomis idėjomis nelaimės. Tai šiuo atveju, ko mes galime siekti ir ko siekia vakarai, jie siekia labai paprasto dalyko, kad Rusijoje ateitų daugiau demokratijos, kad Rusijoje būtų valdžios pakeičiamumas, kad Rusijoje būtų tam tikri svertai, kuriuos turėtų visuomenė ir opozicija sustabdyti savo vadovus ir valdovus nuo tokios beprotybės, kaip pavyzdžiui dabar vyksta Ukrainoje, kad būtų daugiau žodžio laisvės, kad būtų galima kritikuoti valdžią, nebijant atsidurti už grotų ir taip toliau. Net ir tokie mum tarsi savaime suprantami dalykai Rusijoje šiuo metu tiesiog neegzistuoja. Ar jie gali egzistuoti? Mes galime prisiminti tuos pačius Jelcino laikus, antrosius jo rinkimus, kai buvo intriga, kai jam teko važinėti, nepaisant vėlgi savo sveikatos būklės, susitikinėti su žmonėmis, buvo klausimas, galbūt Ziuganovas gali jį aplenkti ir taip toliau. Ar tokie laikai gali grįžti Rusiją? Mes pamatysim, aš nenoriu nieko spėlioti, bet nuleisti rankų tiesiog neapsimoka, nes jeigu tu sakai, kad žiūrėkite, viskas prarasta, tenai visą laiką bus toks arba dar blogesnis režimas, be jokios abejonės, tada šansų kažką pakeisti tikrai nėra. O nepasitenkinimo Rusijoje tikrai šiuo metu yra pakankamai daug, nors jis galbūt nėra taip lengvai pastebimas, nėra taip lengvai matomas, tačiau patikėkite, prastėjant situacijai, prastėjant ekonominiai situacijai, nesibaigiant karui, vėl keliaujant karstam į Rusiją, be jokios abejonės to nepasitenkinimo bus tik daugiau ir daugiau. Ir istorija rodo, kad kartais visai netikėtomis formomis ir netikėtų laiku toks nepasitenkinimas išsilieja. Ir būna kartais šiaip aplinkybių, kai aš įrašinėjau šitą epizodą, štai pranešama, kad Ramzanas Kadyrovas yra komoje. Ar tai tiesa ar ne, aš kol kas nežinau, bet jeigu tai yra tiesa, vėlgi tai yra didelis faktorius, kuris keis situaciją Čečenijoje, Ičkerijoje, kas perims valdžią ir taip toliau. Visi šitie dalykai labai iš pragmatinės pusės yra projektuojami, svarstomi ir be jokios abejonės mes galime pasižiūrėti. Pavyzdžiui, tas pats Dožd arba Rain TV, kuris iš Latvijos buvo priverstas pasitraukti, jisai gavo licenciją transliuoti, pavyzdžiui, Nyderlanduose. Nes vėlgi buvo žiūrima labai pragmatiškai. Tai yra opozicinis kanalas, kuris turi savo rimtų problemų, kur ten taip pat yra labai kontroversiškų pasisakymų, bet jisai turi savo, kad ir nedidelę auditoriją. Kokia yra alternatyva? Jeigu mes jį sunaikinsime, tai ir ta nedidelė auditorija, be jokios abejonės, bus prarasta. Į viską žiūrima labai pragmatiškai. Ir aš siūlau irgi į viską žiūrėti labai labai pragmatiškai ir nepasiduoti labai dažnai tokiem kontroversiškiem siūlymam arba elementariai Kremliaus primetamiem naratyvam. Aš perėjau tuomet dar iš Trakų skyriaus į Vilniaus rajono skyrių pas Duchnevičių. Bet ta vietos savivalda visiškai mane įdomi, visiškai neįdomi. Aš nesu tos vietinės savivaldos žmogus, nes man tie maži dalykai neįdomus. Paprasčiausiai neįdomus. Ir sakau, okei, būsiu ten tas visuomenininkas, nors žiūrėsis gerai. Bet kada jau pradėjome mes čia aktyviai dalyvauti prieš tuos žmonės, kurie, mano nuomonė, neturime mes koncentruotis į juos ir padėti jiems kažkaip tai iškilti būtent iš Lietuvos, mes turime būti starto aikštele tiem žmonėms, kurie pabėgo iš Rusijos, tie visokiausiai, sakysime taip, liberal opozicija, kuri pagal mane yra tik tai imperijos tąsa ir daugiau nieko, bet vėlgi čia yra, ir visi tai supranta, visi tai žino, bet tuo pačiu tapau nepatogus, kad negautų ta pati Dovilė Šakalienė smūgiai į paširdžius per antraštės, jeigu aš kažkur tai išpilsiu per daug galbūt kečupų. Arba per aiškiai kalbėsiu ir kovosiu prieš ką aš turbūt manau, kad reikėtų kovoti, nes tai jie tokie patys kaip Putinas, tik tai jie eksportuoti
mums, o mes juos savanoriškai importavome tas Trojos arklius. Nei Navalnas, nei Jašinas, nei Kacas, nei Karamurza, nei jo labiau Tikhanovskė nėra tokie kaip Putinas ar Lukašenka. Tai čia yra mano pozicija, bet čia yra paskutinė citata, kurią aš panaudosiu iš mūsų su Valdo pokalbių, kai jis man parašė, kad štai jį išmetė iš visuomeninių patarėjų Dovilė Šakalienė, aš nežinau visų aplinkybių, kad jis yra socialdemokratų partijoje, aš nežinau, kad jisai prieš tai buvo Kęstučio Vilkausko socialdemokratų partijos nario ir parlamentaro visuomeninis patarėjas, iš čia pasakoju, kaip iš Trakų skyriaus perėjo į Vilniaus rajono skyrių ir panašiai. Aš nežinau, kad jisai daro politinę karjerą, kad jam neįdomi savivalda, kad jis galvoja apie Seimo rinkimus, visų tų dalykų aš nežinau. Tai šiuo atveju aš jį pasikviečiau pasikalbėti, nes man buvo svarbu, kad iš tikrųjų žmogaus žodžio laisvė ir nuomonės laisvė nebūtų ribojama. Ir vėlgi aš jo nekviečiau, aš pats jo neieškojau, jisai pats mane susirado. Tai šiuo atveju jis atėjo pas žmogų, kuris laikosi kitos pozicijos. Ir kuo daugiau aš per tą valandą su juo kalbėjau, tuo daugiau raudonų lempučių užsidegė. Ir šiuo atveju vėlgi aš susisiekiau su Dovilė Šakalienė, paklausiau, kas atsitiko. Jis man labai aiškiai pasakė, kad šiuo atveju aš negaliu turėti žmogaus savo visuomeniniu patarėju, kuris, pavyzdžiui, bendraudamas su tuo pačiu Svetlanos Tikhanovskijos biuru, ten koneveikia juos ir tuo pačiu metu naudojasi tuo, kad turi štai tokias pareigas ir įvelia Seimo narę štai į tokias peripetijas. Na jau ne. Vėlgi, kiekvieno politiko teisė rinkti savo politinę komandą, kai tu esi politinio pasitikėjimo pareigose, aš pats tokiose pareigose buvau, tu jų gali netekti per akimirką, be jokių kompensacijų, be jokių išeitinių ir panašiai. Taip jau sukonstruoti mūsų įstatymai ir galbūt tai nėra blogai, vėlgi, kai mes kalbam apie politinio pasitikėjimo komandą. Kiekvienas politikas pasirenka žmonės, kurie kalba taip pat ir jo vardu, na ir jeigu pozicijos jų išsiskiria, akivaizdu, kad ir keliai turėtų išsiskirti. Aš suprantu, kad mano epizodą žiūrėdami jūs taip pat galite turėti labai skirtingas nuomonės, auditorija gali pasidalinti, aš nesu politikas, į politiką eiti nežadu ir man tiesą pasakius yra nusispjauti, bet tai yra mano pozicija, kurią aš norėjau laisvai pasidalinti. Aš tikrai nemanau, kad visi rusai be išimties yra blogi, aš tikrai nemanau, kad geras rusas gali būti tik tai miręs rusas, netgi kai su Valdu Bartkevičium kalbėjau, jis nuolatos paminėdavo savo aplinkoje rusus, su kuriais jis pats susirašo, kurie padeda ukrainiečiam, kurie daro su juo štai įvairias akcijas. Nežinau, kokie ten tikrieji tokių akcijų tikslai, bet jeigu kiek jis tų rusų gali pažinoti, 100, jeigu bent vienas ar du iš to 100 yra geri, tai tiesiog padarykime tokią pačią proporciją šalies mastu. 140 milijonų gyventojų, jeigu 2 procentai iš jų yra geri, tai yra tiek pat žmonių, kiek gyvena Lietuvoje. Aišku, aš čia šiek tiek šaržuoju ir šiek tiek juokauju, aš tiesiog noriu pasakyti, kad lengviausia yra tiesiog naudoti tokią neapykantos kalbą, kažką aplėti kečupu yra labai lengva, ypač kai policija šalia stovi ir nieko nedaro, galima labai lengvai pasimti Ukrainos vėliavą rankas ir tu staiga tampi nebeliečiamas ir nekritikuojamas, bet kur kas sudėtingiau yra aktyviai siekti pokyčio. Rusai kaip smaugliai. Jei nieko nedarysi, tave pasmaugs. Ir tai yra viskas. Ačiū labai, kad pasižiūrėjote. Nemanau, kad šis epizodas bus labai populiarus, bet aš manau, kad tokių epizodų taip pat reikia. Kaip ir sakiau, kiekvienas yra laisvas pasirinkti, kuri pozicija jum yra artimesnė. Pasimatysime. Iki.